Gyvenant šiuolaikinėje visuomenėje, kai mes iš esmės visi patiriam tikrai nemažą spaudimą, streso valdymo įgūdžių įgijimas yra nebe prabanga, o būtinybė. Šita programa remiasi šiuolaikiniais moksliniais tyrimais apie kūno ir proto ryšį, kad galėtume tas streso valdymo strategijas padaryti kuo labiau efektyves. Ši programa yra skirta suaugusiam asmenim, kuri tiesiog siekia atrasti naujų būdų padėti savo valdyti stresą. Šita programa yra ypač aktuali tiems, kurie nuolat gyvena streso sąlygomis. Pavyzdžiui, dirbate įtemptą darbą arba kažkokios sudėtingos gyvenimo aplinkybės, verčia ieškoti, kaip savo geriau padėti. Taip pat, jeigu jūs domitės kūno ir proto ryšiu ir kaip jį mato šiuolaikinis mokslas, tuomet ši programa taip pat jums. Taip, šioje programoje dalyviai galės ne tik įgyti teorinių žinių, bet ir praktiškai išbandyti, kaip kūno ir judesio praktikos gali keisti mūsų emocinę savijautą. Tai reiškia, kad šios programos dalyviai išsineš labai praktinių įrankių, kaip sau padėti įtemptomis situacijomis trumpalaikėje perspektyvoje ir kaip ilgalaikėje perspektyvoje geriau reguliuoti savo emocinės reakcijas. Įgyję žinių ir įgūdžių, kaip valdyti stresą, dalyviai taip pat galės pagerinti savo bendrą savijautą. Tai yra, jeigu mes gebame gerai susidoroti su stresu, gali pagerėti mūsų miego kokybė, mūsų nuotaika ir iš esmės praktinių įrankių turėjimas, kaip valdyti stresą, iš tiesų yra pirmiausia ir pati svarbiausia mūsų psichikos sveikatos sunkumų prevencija. Tai yra siekiant išvengti nerimo sutrikimų arba depresijos simptomų, išmokti valdyti stresą yra būtina. Ši programa yra išskirtinė tuo, kad ji apjungia šiuolaikinės psichologijos žinias ir kūno praktiką. Tai yra ji išskirtinė tuo, kad kitaip negu kitos streso valdymo programos, ji dirba su visu žmogumi. Tai yra ir su kūnu, ir su protu, ir su emocijomis.